Nesu čia buvęs. Labai graži vieta. Man dabar ant aukštesnio vandens. Nepaslaptys jūra aukščiau užtvankos. Labai faina. Eisim šapalą paieškoti. Pamėginsim su guma. Pamėginsim vomleriuku. Išmėginsim kotuką naują. Pažiūrėsim, kaip jisai tvarkosi. Jeigu pavyks su žuvim, kaip šiaip. Šapalenzai. Turėtų būti, aišku, biški, kaip tai per daug srovės atvėsusiam orui, bet nepamėginsim. Nesužinosi. Pirmas žuveliokas. Iš pirmoje vietoje. O, koks šapaliukas. Pabaksnuoju. Ne, tik. O, nuplauk. Ir nuplaukia. Nu, bet jau smagu. Šapalenzas. Nedickas, bet smagu. Kas apie kotuką? Na, vobleris meta gerai, jis turi mesti tokios parabolės. Deklaruoja iki 14. Nu, tikrai ne iki 14, jisai toksai iki 8, sakykime. Iki 8, o dabar 4 gramukų džiugiuką užsidėjęs. Ko puikiausiai viskas jaučias. Šiaip tikrai. Štokia kainikė jisai tikrai smagus. Šapalui gaudyti super. Iš bėdos tinka ir džiugiukui. Bet šapaliukui pasaka jisai. Tik kad nenori niekas ant tos pasakos kibti. Nieko, dar turiu pusvalanduką kokį. Tenimo kliuvinių, tai čia daug akmenis. Naudojam šviną. Volframas būtų labai gaila laidot. Žiūrėsim, perėsim ten truputį į gilesnę tą pakrantę, kur man patiko iš šios pusės, gal tenai kas nors atsilieps. Va jau biškį ant ramiau ir pirmo šapalą, bet jau kai liuobė. Nedidelis, bet ir šapalas. Šapaliukštis. Tas stukas. Šiaip kas liečia ant kibimo, skanavimo dugno, tai kotas jau atrūs labai. Gumos, pirmas vobleriukas buvo iškart atėjęs. Šapalėcis, darosi įdomiau. Bandom dar. Kaip nusiplauti labai. Čia įsijungtum kamerikę, nes čia kaip ir poliai mano akį. Kaip ir neblogai viskas. Ten toliau dar yra virtės medis toks. Klausims, ar ten greit maniais. Tai ten iš vis matau, kad labai gražiai šapalo atsistoti. Bet ir čia jau gali būti. Mėginsim pabūt ant ryšio, nes... O! Ant tų žodžių važiuoja, o šit gražesnis. Šapalas, neliskai, nenukrūvos.
Ai ne, tik tai, kad piktas baisiai, kai velnias. Aš jau samti pasirašiau. Ir sakant, kur atrodo, kad turi būti, ten yra turim. Na, smagu. Smagu. Tas kibimas jau tokia bankė labai smagi. Padamas netimukas, sakė, pabūnam toliau ant rykščio pasižiūrėsiu. Supratau, kažkaip kažkoks įtartinas veiksmas. Nu, sveiksi. Ar nesveiksi? Žolės tada, manau, kaip pirma išasi. Reikėtų užeidį iškutėčiau čia, bet noriu persimesti švies lačiau. Tai žolykas prasičekinti, nes čia nesičekinau. Štai iš toliau užkybo iškart. Čia arčiau, nu, aišku, čia bus nusibaidęs, jeigu ir buvo. Na, čia bus nusibaidęs. Šiaip, pliambas, skambus kotas. Žinai, aš kaip įpratęs irgi brangesniais daiktais gaudyti. Tai vat galvoju, kaip ir patiko, pasimėginsiu šitą. Brambo, tikrai labai smagiai iš vyno skamba. Viskas kaip ir labai tvarkoje čia su juo. Na va. Čia va turėtų būti tai tiksliai. O ten toliau turėtų būti dar tiksliau. Taip ir žiūri į upę ir atrodo čia graži vieta. O ten dar gražesnė. Na, kur ta bankė? Kol bankės neturiu, ką mes galim pakalbėti? Pakalbėti galim, kad jau tikiuosi, kai sumontuosiu video. Šiandien yra penktadienis, ane? Tai montuosiu šį sekmadienį. Tai tikiuosi pirmadienį jau startuos mūsų internetinė svetainė žvejo.lt ir ten galėsit įsigyti tą kotuką ir visą kitą. Ir jeigu kils kažkokių klausimų, tai kreipkitės be problemų. Iš tikrųjų dar tikrai ne visos prekės įkeltas yra, nes darbo daug tenai, bet pagrindas kaip ir, sakykim, kad galėtų jinai startuoti. Ir jeigu ką rašykite ar e-mailą tenai, ar man asmeniškai, ir padiskutuosim apie įrankius. Kaip sakant, esu blogas pardavėjas. Jeigu matau, kad žmogui reikia kažką visai kito, o renkasi savo netinkamą daiktą, tai aš visą laiką bandau atkalbėti su paaiškinimu. Jeigu ką, braukštelkit, aptarsim, šnekėsim
Pasižiūrėsim. Nu, kodėl nekimbi? Turi kipti parazytę. O, užkėba. Tik kai velniai. Ir į krūmą, aišku, lenda. Nu, paskutinis taškiukas. Paskutinis šapaliukas, kažkokie visi standartiniai. O tiko. Su viskuo. Bet čia spėjau, kad lydekis man nunešė, nes florikas storas, planų aš nenaudoju. Šapalai va 0,36. Ja, čia bus džyru, kaip su peiliuku. Bet tai gal dar užsirišam? Gal, davai, dar užsirišam. Matau, kad dar 10 minučių išėjai žvejoti, nes matau, kad yra takelis, tai tada nereikės eiti šabakštynais. Turim viską įsidėję. Davai, užsirišam. Čia smūgio volframuką ir nededam švinuką. Tik tai buvo biški lengvesnė. Atrijų dedam švinuką, tada binuką sutik čia. Nu. Ir kabliukas atsiraskim šapalėcui tinkamo dydžio. Kaip sakiau, nėra ko mažintis. Šapalo kablys. Ne, negimba. Nu ką, chebra, ačiū už sugaištą laiką. Visada rašykit, kas tiko, kas nepatiko. Kaip sakant, visų mūsų skoniai skirtingi, bet, kaip sakant, nereaguot mes irgi negalime, ne? Nu, ne, iš pakojų čia nekips tikrai jau. Tai va, nusiplaunam kojas. Kaliošiu savo. Nelabai čia nusiplausi irgi. O, čia išeis gal patogiau šitą reikalą atlikti. Nusiplaunam ir eisim į mašinas. Все, hebrytė, ate. Rytoj žvejosim, aišku, tik dar neįsivaizduoju ką. Bet per dieną sugalvosiu. Kie.